Va, visiems noriu parodyti, kaip reikia valyti tokias terasas. Pas mumis terasa jau 5 metai ir joje matosi tokie žalėsiai visokie. Matot? Nu, matosi, ypač po lietaus. Ir valyti ją reikia su aukštu slėgiu. Labai gerai valosi. Tiesiog mes praeitais metais trynėm su rankom, vyras valė visą terasą su rankom, o čia paprasčiausiai su aukšto slėgio vandens. Tai tiesiog visi tie žalėsiai nusiplauna, liuks. Va, pažiūrėkit, kaip dabar atrodo ir kas bus po to. Va. Geras. Akise tiesiog matosi, kaip nyksta tie žalėsiai. Oi, kaip gerai. Liuks. Va. Pasijungia. Ir va, kokia terasa bus švari. O dabar rodau, kokia jinai yra. 5 metai. Ir kokia bus švari. Pasaka. Va, kur vandens mažiau, ten ir nėra tų žalių samanų. O va, kas yra, kur nuo stogo krenta, ten ir yra labai, matosi, kad, nu, va, tokie kaip mikroniniai. O plauti su rankom, tai čia, žinokit, užsiknisimas negyvas. Kaip aš sakau, nu, nusišauk negyvas, ne? Nu va, ir čia va kaip yra. Ir po to parodysiu, kaip išsivalys. Nu, aš manau, bus liuks. Nuoma parai 35 eurai. Tai čia labai nebrangiai. Susitvarkysime savo terasą. Išsiplausim, išsivalysime. Nu, po to parodysiu. Nu, matot, koks skirtumas. Nu, nepalyginsi. Eina savo. Tas toksai šautuvas vandens slėgio. O vakaras koks gražus. O mėnulis šviečia gražus. O debesis. Gražu. Pažiūrėsim, kaip išdžius. Kol kas labai švariai ir labai švariai kvepia. Nu va. Taip atrodo kitą dieną. Visa terasa išplauta. Čia buvo labai pažaliavę, bet va, nieko nėra. Jokių pažaliavimų nesimato. Nu, terasa švari dabar. Dabar kokius 2-3 metus. Tikrai. Nu, akivaizdžiai matosi, kad žymiai geresnis dalykas. Aišku, reikia dabar man langus visus valytis. Nes visi langai nutaškyti. Na, bet svarbiausia. Matosi tokie vandens, kaip srovė dėjo, va taip va ir valė viską. Matosi tokie raštai. Likę vandens srovės.
Na, su laiku aš įsivaizduoju, kad viskas susivienodins. Čia praeis keletą dienų ir viskas bus vėl gerai. Va. Nu, va, taip va. Toks terasos darbas atliktas. 35 eurai visai parai išnuomoti dalyką šitą. Tai nemanau, kad brangu. Aišku, jeigu būtume samdę žmonės, kurie atlieka tos darbus, tai kainuotų ne šimtais jau turbūt tikrai. Nes 3,5 valandos praktiškai tokį va plotą nuvalyti reikėjo.